laiko, kada ilsėtis, neturim laiko, kada skirti savo ir susiplanuoti kitus dalykus, nes mes dirbam. Ir iš esmės galim būti netgi ir C viršyti, tai reiškia, kai aš darau viską ne dėl savęs, o dėl savo geriausių draugų arba net ir negeriausių draugų. Tai dažniausiai tendencija yra tokia. Kodėl žmonės nepasiekia savo tikslų, savo gyvenimo tikslų? Todėl, kad jie nuolatos nuožmiai sukasi va šituose 3 kvadratuose. Ir mes nuolatos lekiam pašėlusiu greičiu, nes nėra laiko, o kaip jo pasidaryti nežinom. Tai dabar jūsų šitame planavime visi darbai, kurie yra C ir D, užsibrauk. Viskas. Iš pradžio aš tai rekomenduoju jums daryti, tiesiog pasimti kiekvieną mėnesį, bet taip kaip dabar darėte, lapą popieriaus ir išsirašyti. Ar ne? Tiesiog ant tuščio popieriaus lapo išsirašyti, tada suskirstyti A, B, C, tada surašyti, nes čia ir yra parašyta svarbus ir neskubus, ar ne? Mes iškėlėm todėl, kad tai yra B kvadratas. Ir pirmiausia, tai yra asmeniniai, o tik tada darbo. Nes jeigu jūs pirmą pradėsite daryti darbo, asmeniniam gyvenimui jums neliks laiko. Ir savaitės plane irgi mes specialiai į viršų įdėjom asmeninis, ne darbo, tai yra asmeniniai, kurie yra tiek svarbus, tiek skubus, bet tas skubus jisai eina iš va šito antro kvadrato, iš A darbų, ar ne? Ir darbo lygiai taip pat, pirmiausia eina svarbus, bet neskubus, o antroji vietoje yra svarbus ir skubus. Tai vėlgi yra tas jūsų savaitės akcentas, į ką aš pirmiausia turiu akcentuotis, kad pirmiausia į svarbius neskubius, o tik tai tada į tai, kas yra skubu, dega ir panašiai. Ir jūsų dienoj jūs turite atrasti savo laiką. Pirmiausia. Taip pat jūsų savaitės planavimas, pirmiausia, kaip metų planavimas prasideda nuo atostogų, savaitės planavimas prasideda pusryčiai, susidedat, kada jūs keliatės, pietus, kada jūs valgote, ypatingai tie, kas dirba laisvų grafikų ir yra savo šeimininkai, vakarienė, ne? Nes dirbant samdomą darbą ten yra viskas labai aišku, ne? Dirbu nuo tada, yra pietų pertrauka ir tada grįžtu namo vakarieniauju. Dirbantiems patiems reikia šitas labai yra svarbu. Tada įsideda, kada jūs sportuojate, ar darote savo laisvalaikio užsiėmimus. Ir tada tik tai likusi erdvė užsipildo darbą. Ir su kalendoriumi yra lygiai taip pat. Nesinervinti, nespazmuoti, jeigu jums nesigauna visko užpildyti iš karto. Tiesiog imate tai paprastai ir lengvai. Pildote tiek, kiek jums reikia. Jeigu jūs suprantate, kad aš čia tų dienos siekių ar savaitės siekių net nesugebu užrašyti, viskas su tuo gerai. Praleidžiate, paliekate. Svarbiausia, dėkojimas, jeigu prisiminiau, irgi gerai. Užduotis, kai kurias galiu prisiminti, parašyti, bet gal man šiai dienai su asmeninėm yra sunkiau, ar ne? Aš tai darysiu tik tai su darbinėm. Tai leidžiat savo tiek, kiek jums gaunasi. Neperspauskite. Su malonumu. Svarbiausia su malonumu ir turėti iš to džiaugsmą.